Treneri, pralaimėjimas prieš Šilutės komandą, kokios jūsų mintys apie rungtynes visų pirma? Skaudus pralaimėjimas, ypač namuose. Visų pirma, tai labai stipriai pralošėm kamuolius 45-27. Jautėsi, kad jie turi daugiau jėgų ir fiziškumo po krepšiu. Ir net 12 ten kamuolių lygtais ofensų paėmė. Ypatingai gerai Lekūnas, ten 17, man atrodo, kamuolių. Tai manau tas ir plus nesustabdėm jų įžaidėjo Klyvlendo, kuris pelnė 28 taškus, taikėm kelias gynybas, nepavyko sustabdyti. Varžoji rotacijų ant suolo irgi turėjo tik tai 3 žaidėjus realiai, kurie žaidė, tai čia pasiteisint galbūt, kad ar tai mažiau jeigu turėjom ar kažko, tai galbūt ir nelabai galima. Ne, tai nėra čia jokių pasiteisinimų, tiesiog išeini, žaidė su to, ką turi, tiesiog jie pasidarė per didelius žmonės tuos visus dalykus, ką jau turėjo pasidaryti. Mes nesugebėjom stovėti šitą reikalą. Į akis krito ir pakankamai prasta gynyba ir 1-1, galbūt ir tokios koncentracijos klaidos su pražangom, tai po bonusu, tai dar kažką, čia jau ta šventinė nuotaika paveikė ir tą koncentraciją kažkur pametėt? Ne, koncentracija vienas dalykas, kiti žmonės nelabai dar gali ir žaisti šiai dienai, tai net negalėjo stabdyti tų jų gynėjų, nepritaikėm tų gynybų, ką norėjom iš tikrųjų, tai gal ant šito, aišku, 1-1 yra sunku sustabdyti, ypač tą Amerikoną, tai reikėjo ir tų pagalbų, atsiverė kitur skylės, tai šitas dalykas buvo blogai. Ir dabar artėja jau gražiausios metų šventės, kalėdos, gal kokio naujoko užsiprašyt kalėdų senelio, ar netrūksta? Pastiprinimas tikrai bus ir labai tikiuosi, kad jau po naujų metų sugrįžti trumuoti visi, tai ir reikės dirbti, sunkiai dirbti ir atsigauti po visų tų dalykų. Artėja šventės, dabar reikia tos ramybės kažkiek, tai aišku, nuotaika apgadinta, bet šventės yra šventės ir noriu visiems ir galim Sūduvos palinkėti gerų švenčių ir sveikatos svarbiausiai. Ir klausiau ir jūsų žaidėjo, paklausiu ir jūsų, ar nestebina, kad Šilutė 10 vietoje, nes kaip ir neblogai treniruojama komanda turi ir tų žaidėjų, ir Lekūną, ir kitų, bet kol kas tik 10 vietoje, tai ar nestebina jų ta padėtis turnyro lentelėje? Nestebina šiais metais niekas NKL, iš tikrųjų visos komandos žaidžia, jau esu ne vieną kartą tą minėjęs ir jie patys ir su treneriu yra tekę, sako, labai prastai pradėjom sezoną, tikrai turim stiprią komandą, šnekėjom su jais ir banguotas sezonas jiems, mums ir daugelį komandų, manau.